Šiandien kviečiu su manimi leistis į naują kelionę, kurioje daugiau sužinosime apie projektų vykdymą. Projekto vykdymas reikalauja atsakingumo, kruopštumo ir ryžto. Tačiau sėkmingas įgyvendinimas atperka visas įdėtas pastangas ir suteikia pasididžiavimo, stiprybės pojūtį, kaip ir jausmas skrieti dviračiu, kai pagaliau išmoka juo važiuoti. Valdyti projektą yra iššūkis net ir tiems, kurie turi patirtį, nes kiekvienas projektas individualus. Smalsu, kuo ypatingas gydymo įstaigų atnaujinimas ir tobulinimas. Gydymo įstaigoje man svarbiausia yra tai, kad dirbtų profesionalų žmonės, suteiktų kokybišką aptarnavimą ir atitinkamai, kad būtų sugaištama kuo mažiau laiko stovint eilėse. Atidaus projekto valdymo dėka buvo atnaujinta Tauragės apskrities ligoninė. Juk kas yra geriau nei suteiktos techninės galimybės gydytojui tinkamai atlikti savo darbą, o pacientų jausti saugiai ir patogiai. Dideli pasikeitimai negali įvykti greitai, jie reikalauja kantrybės ir pasiryžimo dideliam darbui. Atvirai paminėjus, tai labai daug kas priklauso nuo rangovo geranoriškumo, nuo jo supratimo, kad reikia dirbti veikiančioj įstaigoj, kad paslaugų teikimas neturi būti sutrikdytas ir turi būti užtikrinta ir švara, ir sauga pacientui. Priėmimo skubiosios pagalbos, anesteziologijos, reanimacijos ir ortopedijos, traumatologijos skyriai buvo aprūpinti visa reikalinga įranga, o patalpos renovuotos. Žengiant žingsnį po žingsnio, kiekvieną jų gerai apgalvojant, projektas gali būti sėkmingai įgyvendintas. Pirmiausiai tai buvo baisu. Atrodė, kad tai yra nepasiekimi dalykai ir kad tai yra neįmanoma padaryti, bet kadangi viskas kaip prasidėjo, tai jau nebėra kur dingti. Reikia turėti atsargumo, ypatingai rengiant specifikacijas. Tai labai svarbu, kad turėti bent jau 3 tiekėjus, kurie gali pasiūlyti maždaug panašių analogiškų parametrų prekę. Būtent medicinos įrangą turint omeny. Turbūt nėra nieko geriau žinojimą, kad viską padarei taip, kaip reikia. Viskas pavyko sėkmingai, taip kaip ir planavom. Tikrai visi rezultatai pasiekti. Tai tas džiugu yra tikrai. Ir kad naujos patalpos remontuotos, pacientai džiaugiasi medicinė įranga, taip pat darbuotojai. Tai ir dar įsigijom tokį rentgeno aparatą diagnostikos centre, 3 darbo vietų su skaitmenizavimo įranga, tikrai, kuris atlieka visus rentgenologinius tyrimus, taip pat už tai galima detaliau nustatyti pacientams ir diagnozę ir pacientam didesnis komfortas, saugumas juo. Tai mūsų pasididžiavimas. Vilniaus centro poliklinika sugebėjo vienu metu sėkmingai suvaldyti net 2 projektus, kurie buvo įgyvendinami net 5 skirtingose poliklinikos filialuose. Į projekto darbų vykdymą centro poliklinika įtraukė įvairių sričių savo darbuotojus, nuo administracijos personalo iki gydytojų. Labai svarbu su poliklinikos kitų skyrių padalinių darbuotojais tas bendravimas, nes tiesiog vieniems galbūt net ir neįmanoma įgyvendinti, nes rekonstrukciją vykdant, tai padėjo mums kitų mūsų padalinių skyrių darbuotojai, medicinę įrangą įsigyti, taip pat padėjo irgi atsakingi darbuotojai, kurie ir specifikaciją rengia, taip kad tas bendravimas, koordinavimas tikrai būtinas ir padėjo sėkmingai įgyvendinti projektą. Atsiveriančios naujos galimybės bei atnaujinta aplinka atperka visą sunkų darbą ir įdėtas didelės darbuotojų pastangas. Aš manau, kad nereikia bijoti, nes baimė žlugdo svajones. Geros jums sveikatos ir tikslių apskaičiavimų ateinančiuose gyvenimo projektuose. O dabar vėl laikas atsisveikinti, kad greičiau susitiktume kitoje mūsų kelionės stotelėje, kurioje keliausime ne tik žeme, bet ir oru. Jūsų bendrakeleivis.